Tik ką buvom liudininkais tokiu atveju, kai gavote mašiną, automobilį, kuris iškeliaus į Ukrainą. Sakykit, ar tokie atvejai dažni, reti ir kodėl jie yra svarbus? Nu, ne aš gavau, o gavo Ukrainos kariai, kaip sakė Algimantas, kad jis perduoda šitą automobilį Ukrainos kariam, kuriem šiuo momentu šitas automobilis labai reikalingas. Jis nėra pirmas, jis aišku ne paskutinis. Tokių automobilių ne džipų, ne didelių irgi labai reikia. Jau mes ne vieną jo nugabenam į Ukrainą, atidavėm į medikam, atidavėm į kariam, kurie dirba su teisė aktais, juristam, jiem irgi labai reikia, ten irgi viskas, kaip sakyt, karas, bet šitų dalykų irgi reikia. Šitas automobilis irgi keliaus, jam yra paskirtis, jis keliaus, mes žinom kur, kokio padalinį jis tarnaus. Šitom dienom mes jau minim 3-asias karo metinės ir ta parama tęsiasi, kaip jums atrodo, ar dar nėra tam tikro nuovargio ženklų ir kaip dar galima paskatinti žmonės, kad mes toliau nesustotum ir tęstum, nes ta parama ir toliau reikalinga, nes kovodami, gindami, palaikydami mes ir savo laisvę ginam, ne tik Ukrainos. Taip, labai gerą postūmį žmonėm duoda, būtent dabar praėjo akcija Radarom. Labai geras postūmis. Žmonės tikrai sujudėjo, suaktyvėjo, kaip kas įskambina, kaip kas į automobilį atiduoda, būtent gal kažkur paskatino tas dalykas, ne tik tai, kad 3 metus, bet to, kad yra daroma kažką ir žmonės nori prisijungti prie to. Tikrai žmonės turi nepavargt, dėl to, kad, kaip jūs sakot, mes kovojame šitą visą darom ne tik dėl save, ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl save, dėl mūsų irgi saugumo. Gerai, dėkui.